Sveiki, čia LNK vidurdienio žinios, studijoje aš Rolandas Vilkončius ir kviečiu žiūrėti. Tėvo ir olimpinį rekordą vakar gerinęs Mykolas Alekna iš Paryžiaus žaidynių Lietuvai parveža sidabrą. Trečią parą ukrainiečiai toliau veržėsi į Rusijos gilumą. Vos per parą nužygiavo net 15 kilometrų. Kremlius skubiai stiprina netoliese esančios atominės elektrinės apsaugą. Ar pavyks ukrainiečių planas ir ko tikėtis iš paties Kremliaus? Prienų rajone 61 moteriai grybavimas baigėsi mirtimi. Visą naktį pasiklydusios grybautojos ieškota ir su sraigtasparniu, ir su šunimis. Didmiesčių gyventojai savo turtą namuose vertina mažesnę sumą nei gyventojai provincijoje. Tyrimas atskleidė ir kokią sumą tautiečiai įvardyja skaičiuodami savo sukauptus turtus tarp namų sienų. Vaikystės svajonė virtusi realybė. Legendinis lėlių namelis užaugo tiek, kad jame jau telpa ir žmogus. Čia apsistoti gali kiekvienas. Ir pamatysite bei sužinosite, kaip kalinius nuo pabėgimo iš kalėjimo saugo žąsys. Tėvo ir olimpinį rekordą vakar gerinęs Mykolas Alekna Paryžiaus žaidynėse nuskynė sidabrą. 21 lietuvis sidabro medalį iškovojo, diską nusviedė 69 metrus ir 97 centimetrus. Auksą iš Mykolo netikėtai paveržė Jamaikos disko metikas. Kone sensacijas